Sveiki visi ir šiandien vėl iš jūsų ekranus Dr. Mansdropas ir kągi, šiandien mes žaidžiam Clash of Clans vėl. Ir noriu pasakyti labai gerą dalyką. Mūsų Town Hallas 8 lygio jau. 8 lygio. Netgi 8. Mergaitės jums patinka? Patinka mergaitės ar ne? Ar patinka mergaitėms? Turbūt, kad ne. Kągi, šiandien mes eisim pulti. Aišku, vėl su 200 arčerių. Kągi, tai norėsiu parodyti, ką mes nusipirkom tame Town Hall'e. Mes nusipirkom sienos, jau kurios yra 4 visos lygio. Nusipirkom, kada čia aš vakar, kai gavau tą Town Hall'ą. Jau turim Archerį 2 lygio, Elixir Storage 2 lygio ir Gold Storage, aukso kasyklos ir Elixiro kasyklos. Ir turim ir tipo čia kaip ferverkus, vadinamės ferverkus. Ir turim morterį. Ir mes dabar statome Star Towerį, taigi tas geras dalykas, tai mes, aišku, aš pabandysiu po šito upgrade'o uždėti, kada čia bus kitas upgrade'as, rytoj pabandysiu uždėti aš šitą ant upgrade'o mūsų laboratoriją. Ir aišku, mes Rage spell'o negalėjom upgrade'intis ir nebeturėsim dabar kol kas laiko. Tai mes upgrade'insimės mūsų laboratoriją. Ir tai kągi, gal einam ant atakos, pabandom surasti kokią gerą ataką. Ir tai kągi, ačiū jums visiems už 4 subscriberius, man žinokite aš žinau, kad labai patenkintas dabar esu savim, net nežinau kodėl, bet man taip atrodo, kad čia labai didelis pasiekimas, nors man gal ir aišku ne, bet vis tiek. Kągi, gal jau ir paleidžiam arčerius, aišku, ir sunaikins manis, bet kągi, gal paleidžiam tos arčerius visus, kad sunaikintų tą morterį ir paleidžiam čia irgi arčerius. Kągi, tikiuosi, kad sunaikinu šitą morterį, sunaikinu. Gerai, ir dabar kanoną reikia sunaikinti. Kągi, čia paleisim kelis lankininkės. Arčerius, aišku. Lietuviškai jos vadinasi lankininkės, arčeriai. Nes aš sunaikinam tą ir naikinam visą bazę dabar. Tikiuosi, kad nors paimsim 3 žvaigždutės. Sunaikinkite šitą Archer Towerį, sunaikinkite. Ir viskas, jau čia nepaimsim nei vienos žvaigždutės. Ne, gal vieną šiaip tai gal galim paimti. Ne, nepaimsim. Nepaimsim nei vienos žvaigždutės, nebent jeigu šitą sunaikintų paėmėm vieną žvaigždutę. Gerai. Mums visai normaliai sekasi, bet tik tais 50% tai galim. Jaučiu, kad su lankininkam kažką blogai padariau. Kągi, per kitą epizodą, kada čia kitas epizodas, man dabar užvakar man reikėjo pradėti eiti į mokyklą, tai aš užvakar vieną video rekordinau ir aš jau čia šitas bus mano paskutinis video šią savaitę. Ir nes dėl to, kad, kaip čia pasakyti, nes man reikia, aišku, dabar rytoj nebereiks eiti į mokyklą, bet rytoj aš einu į savo mažojo pusbrolio gimtadienį ir dar mes nusipirkom šitos skeleton trapus. Jeigu kas nors mumis atakina, jie gaus malkų. Ir aš pasidarysiu naują bazę, pabandysiu viską gauti maksą. Aišku, volzus, ne gal, bet pusę nors volzų maksų.
Ir pažiūrim, kad aš gaučiau labai daug džemų. Aišku, gal net negausiu aš tų džemų. Ant 100 gaunu džemų, bet aišku, tas jau čia labai toli. O, 250 džemų. O, 250 džemų kaip gausiu Crystal lygą. Mano geriausia lyga buvo Gold lyga. Kol kas aš dabar net nesu klan. Ir plus po 2 valandos ir 20 minučių pasibaigs mano antro lygo drakonai. Aš pabandysiu kada nors jums ataką sukurti kitam epizode, turbūt su... Žinai ką, kitam epizode aš upgradinsiu su šitą į peką. Jo, pabandysiu, kad pekas gaučiau. Tada galėtume atakinti su pekom. Ir galėtume gauti Valkyries irgi. Kągi. Jo, ir aišku, jokių čia didelių pasikeitimų, plus mano klanas pateko į vieną dar kartą Clan Wars'ą. Aš šitą nesu Clan Wars'ą, nes aš pasidariau, kad aš nebūčiau, nes aš dabar kol kas nenoriu leisti savo elixyro labai ten daug, nes aš aišku, žinai, gausiu ten daugiau to elixyro, bet nenorėjau leisti, todėl, kad upgradinus aš viską dabar kol kas man jaučiu nebus kokiam 3 Clan Wars, aš net pas net nežinau. Aš pabandysiu upgradintis lankininkės 5 lygio, labai norėčiau. Ir gauti pekas irgi. Kągi, tai tikiuosi, kad jums patiko šitas video, nepamirškite laikinti ir subscribinti mano kanalui. Ir kaip visados, nepamirškite būti labai stiprus ir jo. Kągi, susitiksim kitą kartą.